Ne, tu pasakok. Vieną tamsų vakarą mes neklaužudą sesę akciją. Kokią neklaužudą? Suklaužudą sesę akciją rausiame spintoje. Ir radome burtų knygą, o joje parašyta, kad nemoki skaityti. Ne, o joje parašyta, kad kūčių vakare galim burti, o mes burti nemokam. Tai kvieskime Žiniuonę. Žiniuonė! Sveiki, girdėjote mane? Norite išmokti burtų, bet nemokate perskaityti burtų knygą? Nuostabu. Man labai patinka skaityti burtų knygas. Tad nieko nelaukime, pradedam. Šiaudų burtas. Taip bus ir šiaudų burtas, bet dabar truputėlį paklausykime. Atėjo metas, kai saulė pasirodo labai trumpai. Tik nusišypso vieną akimirką ir žiūrėk jau merkiasi, leidžiasi. Tai pats trumpiausias metų laikas, kupinas paslapčių. Nuo seno žmonės galvojo, kad šiuo metų laiku sklando piktosios dvasios. Tačiau bijoti nereikia. Tai ramybės, susikaupimo ir švenčių laukimo metas. O kokių švenčių mes laukiame? Kūčių kalėdų. Taip, kūčių ir kalėdų. Per kūčias žmonės burdavosi savo ateitį. Būtent per kūčias burtai pildosi. Taigi, mes dabar pradėsime burtis. Šiaudų burtas. Šiaudų burtas. Žmonės senais laikais ant stalo dengdavo staltiesę ir po ją dėdavo šiaudus, o paskui burdavosi. Taigi mes šiandieną vaikų paprašysime išsitraukti šiaudus ir pažiūrėti, koks jų likimas laukia. Ateikit 3 vaikai. Taip, dabar matau, pirmutinis vaikas išsitraukė labai storą šiaudą, šiandien matau ir grūdų yra. Kaip manai, kas tavęs laukia, nežinai tikriausiai. Tai reiškia, kad tavęs laukia labai turtingi metai. Tu gausi šiais metais visko, ko norėsi. Ko tik paprašysi, tėveliai tą tau ir pirks. Matau, kitas šiaudas toksai linkęs. Tai reiškia, kad tavęs laukia labai daug nuotykių. Na, o tavo šiaudas toksai ilgas. Nežinai, kas tavęs laukia? Tu užaugsi šiais metais didelis. Vadinasi, tėveliai pasiruošia pirkti naujus drabužius. Bus aukštas vaikinas. Taigi, antrasis burtas. Riešutų žirnių burtas. Riešutų arba žirnių burtas. Žmonės senais laikais traukdavo žirnius ir žiūrėdavo. Jeigu išsitraukia porinį skaičių, tai vadinasi susiras daug naujų draugų, o jeigu skaičius neporinis, tai tais metais draugų nebus. Taigi, pabandykime šauti. 3 ir 4 pabėgo. Pas tave draugų ratas prasiplės, turėsi šiemet daug draugų. Gerai. Taip pat porinis skaičius, tu taip pat daug draugų turėsi. Va, o čia ne porinis. Vadinasi, šiais metais tavo draugų ratas neprasiplės, tu draugausi su senais vaikais, kuriuos jau senai pažįsti. Na ir vėl porinis skaičius. Vadinasi, ir pas tave bus daug naujų draugų. Taigi, mūsų trečiasis burtas. Bako burtas. Bako burtas.
Senais laikais žmonės mesdavo batus ir žiūrėdavo, kur atsisuka smaigalys. Jeigu smaigalys atsisuka į durų pusę, vadinasi, iš tų namų jūs iškeliausite. Jei ne, neiškeliausite. Bet keičiasi laikai, keičiasi ir burtai. Taigi dabar, kadangi mes visi labai daug keliaujame, tai jeigu smaigalys atsisuka į duris, tai reiškia, jūs šiais metais daug keliausite. Jei ne, kelionių nebus. Jei batas apvirs, vadinasi, daug nuotykių bus. O jeigu kartais batas būtų, aišku, jūsų namuose, toli nuo durų, tai vadinasi, gal kelionės lauksit po kokių metų. Taigi aš paprašysiu 3 vaikų, tavęs, nu gal ir 4 visi pabandykite. Nusimauti po vieną batuką, taip ir pabandykime mesti. Jūrų čia daug. Mes. Smaigalys, jo laukia kelionės. Tai galėsite vežtis vaiką kažkur tai, į kažkokią šalį. Taip. Va, čia kaip tik batas pasisuko nei šiaip, nei taip. Vadinasi, bus daug nuotykių. Trečiasis vaikas. Manau, čia irgi smaigalys į duris. Tada laukia tai daug kelionių. Ir paskutinis. Irgi smaigalys. Sekasi šiais laikais. Visi keliausime. Ir paskutinis burtas. Troškimo medis. Troškimo medis. Aš turiu šakeles, kurias netrukus jums visiems padalinsiu. Po vieną šakelę, atsargiai, po vieną šakelę, jūs šias šakeles namuose parėję pasimerkite, gal net ir per šakelį duosiu už puikų darbą. Jūs pasimerkite tas šakeles ir sugalvokite norą. Jeigu lapelis išsiskleis iki kalėdų, vadinasi, jūsų noras išsipildys iki kalėdų. O jei jos išsiskleis po kalėdų, noras išsipildys po kalėdų. Tad laukiame kūčių, sulaukę išmokome burtų, galėsime burtis, o visiems linksmų švenčių.